Labą diena. Šis trumpas video apie kontracepciją, apie vieną iš kontracepcijos rūšių, tai yra gimdos spiralę. Ir pagrinde kalbėsiu apie hormoninę gimdos spiralę, kokie jos privalumai, kokiom moterim tai tinka, na ir kaip tai galėtų jums padėti. Apskritai kalbant apie kontraceptinę priemonę, dažniausiai naudoju tokius kontrolinius klausimus. Ar planuojate pastojimą? Ar norėtumėte dabar pastoti? Jeigu atsakymas yra ne, nenorėčiau, tai tuomet kitas logiškas klausimas, o ką darytumėte, jeigu pastotumėte? Ar tai sukeltų daug galvos skausmo, įtampos ir tektų svarstyti netgi nėštumo nutraukimo galimybę? Na ir kiek laiko jūs neplanuojate pastoti? Kokiam laikotarpiu reikalinga kontracepcija? Taigi po atsakymų į šiuos klausimus galima lengviau parinkti kontraceptinę priemonę ir parekomenduoti būtent tai, kas jums labiausiai tinka, kas labiausiai atspindi dabartinį lūkestį. Jeigu kalbėti apie gimdos spirales, tai realiai jos būna dviejų tipų. Vienos gimdos spiralės yra su hormonais, kitos gimdos spiralės yra be hormonų. Na ir čia visuomet kyla klausimas, o kas man tinka, kas man geriau, kas man saugiau, su kuria iš šitų spiralių aš gyvensiu geriau. Tai, na, lyginant jas tarpusavyje, manyčiau, reikėtų atkreipti dėmesį labiausiai, į tokius kriterijus. Tai pirmas kriterijus tai yra mėnesinės, kokio gausumo yra mėnesinės. Nes jeigu naudosime spiralę su hormonais, tuomet mėnesinės bus mažiau gausios, tai yra mažiau kraujuosti per mėnesinės. Jeigu naudosite spiralę be hormonų, tuomet mėnesinės taps gausesnės negu dabar yra kraujuostė daugiau. Taigi šitoje vietoje reikėtų pasakyti, kad gimdos spiralė be hormonų tinka tik tom moterim, kurių mėnesinės yra labai negausios, tai yra trunka 3-4 dienas ir nėra labai gausių dienų, kuomet kraujuojama su krešuliukais, su gabaliukais, kur reikia daugiau 5-6 higieninių priemonių, ar tai būtų paketai ar tamponai per dieną. Taigi labiausiai pagrindinis skirtumas tai yra dėl poveikio į mėnesinę. Su hormoninė spiralė mėnesinių bus mažiau, su nehormoninė bus daugiau. Vartojimo trukmė. Hormoninė gimdos spiralė galima laikyti gimdoje iki 8 metų, nehormoninė dažniausiai yra skirta 5 metų. Efektyvumas, kaip efektyviai tai saugo nuo pastojimo, kokia mano tikimybė pastoti su kontraceptinė priemonė. Tai skirtumai čia nėra dideli, bet šiek tiek efektyvesnė yra hormoninė spiralė. Su šia priemonė pastoja 2 moteris iš 1000, su nehormoninė spirale iki 6 moterų iš 1000 gali pastoti. Ir vėlgi aktualu turbūt ir kaina kontracepcijos, tai hormoninė spiralė paprastai kainuoja apie 140 eurų, nehormoninės kainos prasideda nuo 40 eurų ir gali būti kiek brangiau. Taigi, iš esmės, nehormoninė spiralė yra šiek tiek pigesnė, šiek tiek mažiau efektyvi, trumpiau vartojama, ir kraujavimas su ja bus gausesnis. O hormoninė priešingai kraujavimas bus mažesnis, tinka vartoti iki 8 metų, šiek tiek efektyvesnė, tačiau ji šiek tiek ir brangesnė. Kokios naudos galėčiau tikėtis iš hormoninės spiralės? Tai pirmas turbūt dalykas tai, kad yra ilgalaikė kontracepcija. Ir kad be to, kad būsiu apsaugota nuo nepageidaujamo nėštumo, taip pat sumažės kraujavimas per mėnesines. Taigi pavyks išvengti gausaus menstruacinio kraujavimo. Ką gali sukelti gausus menstruacinis kraujavimas? Tai visų pirma mažakraujystė, anemija. Ir anemijos simptomai gali būti tokie, sakykime, nespecifiniai, bet labai nemalonūs, tokie kaip galvos skausmas, galvos svaigimas,
nuovargis, blyškumas, dusulys, sunkumas sukaupti dėmesį, kartais netgi nemiga. Taip pat geležies deficito simptomai, tai yra tokie, sakykime, su grožiu susiję, tai yra lūžinėjantis plaukai, silpni lūžinėjantis nagai yra geležies deficito simptomai. Ir be abejo socialinės pasekmės, tai jeigu dėl gausių mėnesinių netenkate darbingumo, negalite eiti sportuoti, susitikti su draugais ir panašiai. Ir jeigu tokių dienų yra 2-3 per mėnesį, na, tai per metus galėtume suskaičiuoti nuo 24 iki 36 dienų. Tai reiškia, vieną mėnesį per metus iškrentu iš socialinio gyvenimo. Gimdos spiralė su hormonais tai yra tarsi medikamentinis gausių mėnesinių gydymas. Ir čia, na, du tokie aspektai. Viena, tai, kad tai, aišku, sumažina kraujavimą mėnesinių metu. Ir antra, tai pavyksta pasiekti su santykinai labai maža hormonų doze. Tai jeigu lygintume su kontraceptiniam tabletėm, tai gimdos spiralės išskiriamas hormonas, jo kiekis yra keliasdešimt kartų mažesnis negu kontraceptinėje tabletėje. Ir veikimo mechanizmas čia yra toks, kad gimdos gleivinės storis išlaikomas toks kaip ciklo pradžioj. Tai yra, gimdos gleivinė būna visą ciklą tokia kaip ką tik po mėnesinių. Na ir galvojant apie tai, kad gausios mėnesinės tai yra ilgalaikė problema, jos negalime išgydyti vienkartinę vaistų dozę, tai reiškia, kad gydymą taikyti reikės ilgą laiką. Todėl hormoninė gimdos spiralė yra kaip pirmo pasirinkimo priemonė gausių mėnesinių gydymui. Kam galėtų tikti ši kontraceptinė priemonė, tai galbūt planuojančiams ilgesnę pertrauką tarp nėštumų, tai yra 2-3 metai, jeigu tiek laiko neplanuojate pastoti po gimdymo, puikiai tinka hormoninė spiralė. Jeigu apskritai nebeplanuojate pastoti, jau šeimos planas įgyvendintas, tai vėlgi vaisingumas dar išsilaiko, na, tikrai iki 40-45 metų moteris tikrai gali pastoti natūraliai, todėl kontracepcija čia yra aktuali. Taip pat turinčioms rizikos veiksnių vartoti kontraceptinės tabletės, na, nežinau, kažkokio didesnis polinkis į trombozę, jeigu daugiau rizikų yra trombų susidarimui, pavyzdžiui, amžius virš 35 bei rūkymas, tai kontraceptinės tabletės čia jau netinka ir tuomet reikia galvoti apie kitas priemones. Jeigu aktualu tiek mėnesinių kraujavimo mažinimas, tiek kontracepcija, tai tokia grupė moterų yra labai tinkamos vartoti hormoninę spiralę. Na ir tiesiog iš praktinio vartojimo patogumo. Tabletės reikia gerti kiekvieną dieną, gimdos spiralė vieną kartą įdėta ir tiek, ir jinai saugo jūs nuo 5 iki 8 metų. Dažnai kažkokie įsitikinimai ar girdėti mitai sulaiko nuo tokios kontraceptinės priemonės pasirinkimo ir iš to, ką girdžiu, tai dažniausiai mitai yra aš priaugsiu svorio. Na, svorio prieaugis, jeigu skaitytume informacinį lapelį, tai nurodomas yra kaip vienas iš galimų šalutinių poveikių. Tačiau visada reikėtų turėti omeny, kad vien spiralės įvedimo turbūt neužtenka, kad priaugtumėte svorio. Svorio priaugimas visada yra kalorijų suvartojimo ir kalorijų sudeginimo balanso pažeidimas, todėl visuomet reikėtų paieškoti ir kitos priežasties, ar nėra kitų priežasčių, dėl ko priaugau svorio, taip kad gimdos spiralė čia gali kažkiek prisidėti, bet tai tikrai niekada nebus pagrindinė priežastis. Spiralė nepakankamai saugo nuo pastojimo. Moteris dažnai dalinasi, kad mano draugė su spiralė pastojo ir jos tai neapsaugo. Taip, nėra nei vienos 100% kontraceptinės priemonės, tačiau kaip jau rodžiau prieš tai lentelėje, tai su hormoninė spiralė pastoja 2 moteris iš 1000, su nehormoninė spiralė pastoja 6 moteris iš 1000. Tai yra labai labai efektyvu,
tikrai nėra daug priemonių, kurios šiai dienai būtų efektyvesnės už gimdos spiralę. Na, gimdos spiralė migruoja pro gimdos sienelę. Vėlgi kartais socialinėje erdvėje pasirodo įvairių pranešimų, kad spiralė kažkam kažkur migravo, pradūrė gimdos sienelę. Tačiau tai yra nelabai mažai tikėtinas dalykas. Gimdos spiralė, nežinau, matosi video, tai yra tokia mažytis plastikinis daiktelis, kuris tikrai yra neaštrus, lankstus ir toks daiktas pradurti 1,5 centimetro raumeninę sienelę vargiai gali. Dažniausiai tie atvejai, kur yra prašyti apie migravusią spiralę, turbūt būna susijęs su nesėkmingu įvedimu, kuomet gimdos spiralė įvedama ne į ertmę, bet įterpiama į gimdos sienelę, tada taip, tada jinai gali migruoti. Tačiau šitam dalykui išvengti yra kontrolės mechanizmai. Visuomet patikriname ultragarso aparatu, ar spiralė teisingai įterpta ir jeigu matome ją ertmėje, tai tolimesnis jos migravimas į pilvo ertmę ir į šlapimo pūslę, na tikrai beveik neįtikėtinas. Na ir įvedimas labai skausmingas. Dažnai baimė gali sulaikyti skausmo baimė gali sulaikyti nuo šios kontraceptinės priemonės pasirinkimo. Tačiau, kiek rodo praktika ir patirtis, labai retai kam tai būna didesnis negu trumpalaikis vidutinis skausmas. Dažniausiai jaučiamas kažkoks dilgtelėjimas, lengvas maudimas, kadangi procedūra trunka 1-2 minutės, tai tikrai yra išgyvenama ir dažniausiai įspūdis lieka toks, o jau viskas, jau įvedėt. Tai tikrai skausmo baimintis čia, nederėtų. Ir tai yra labai trumpalaikė ir nesudėtinga procedūra. Na, taigi esminis klausimas, kas yra blogiau, ar neplanuotas nėštumas, ar kontraceptinė priemonė? Ir jeigu į tuos pirmuosius klausimus atsakėte, ne, neplanuoju dabar pastoti, ir jeigu pastočiau, man tai būtų blogai, ir nenoriu pastoti dar 2-3 metus, tuomet tikrai siūlyčiau nerizikuoti ir geriau pasikliauti kontracepciją, ilgalaikę kontracepciją, negu bandyti laimę tokiais būdais kaip nutrauktas lytinis aktas ar vaisingų dienų skaičiavimas. Tai gali būti neefektyvu ir galite turėti neplanuotų nėštumų, kuomet teks svarstyti, ką daryti, nutraukti ar nenutraukti šį neplanuotą nėštumą. Taigi sėkmės ir iki kitų susitikimų.